Labą dieną. Policija, tikrinam blaivumą. Alytaus policija penktadienio pavakarę surengė blaivumo tikrinimo akciją. Reido metu stabdyti visi automobiliai. Patikros metu prasipūsti turėjo ir Lazdijų policijos komisariato viršininkas Mantas Truckas. Alytaus kelių policija vykdom reidą. Paprašysim per atstovą. Gerai, galiu. Drąsiai. Gero jums kelio. Alytaus policijos pareigūnai blaivumo patikrinimo akcijas rengia nuolat. Šįsyk pasirinkta darbo savaitės pabaiga. 4 policijos ekipažai dirbo prie Simnos ir jų žiedinės sankryžos, kur stabdė visus tiek į miestą įvažiuojančius, tiek išvažiuojančius automobilius. Patikrinti beveik 2000 vairuotojų, iš kurių 5 vairuotojai vairavo neblaivūs ir įpūtė daugiau kaip 40 promilės girtumo. Tai jiems buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai, jie taip pat neteks teisės vairuoti transporto priemonės. Tai visi 5 vairuotojai, kuriems buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis, turės susimokėti piniginę baudą nuo 90 iki 140 eurų, taip pat neteks teisės vairuoti transporto priemonę. 2 valandas vykusios patikros metu įkliuvo 5 neblaivūs vairuotojai. Alkotesterio pagalba visiems nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Įkliuvę vairuotojai turėjo atlikti ir papildomą judesių testą. Vienos rankos pirštų pataikyti savo į nosį, kitos. Tai. Dabar link manęs eisite tai pėdą prieš pėdą. Žiūrėkite į mane ir eikite link manęs. Įkliuvę neblaivūs vairuotojai nebuvo patenkinti pareigūnų surengta blaivumo patikrinimo akcija. Buvo ir tokių, kurie piktinosi, kad apie ją nebuvo pranešta žiniasklaidoje. Na, iš tikrųjų pasiteisinimai įvairiausi, kartais ir sukeliantys juoką, tai dažniausiai teisinasi, kad susipyko su savo antrąja pusė, vyro ar žmona, taip pat, kad vieni už tai, kad laimėjo Žalgiris, kiti, kad pralaimėjo, taip pat įvairiausių atvejų, kai sako, kad iš užsienio ar iš tolimesnio kelio grįžo jų artimieji, giminaičiai ir draugai ir jie ilgai vakarojo ir tiesiog padauginę sėdo prie vairo. Na, taip pat yra atvejų, kai žmonės sako, kad šventė kažką savo darbovietėse, pakėlė vieną kitą taurelę ir tiesiog neapskaičiavo. Policijos priemonės metu buvo atvejis, kai užsiblokavo alkotesteris. Paaiškėjo, kad vairuotojas prieš atlikdamas blaivumo testą papurškė stiklų plovimo skysčio. Dėl to vairuotojas patikrintas kitu alkotesteriu. Ant stiklų papūtės yra jisai žmogus ir suveikė garai alkoholio. Tai atrodo visada tokį kryžiuką, mes dabar turim patikrinti ant kito alkotesterio. Padažą lėčiau, ačiū. Viskas tvarkoje, 0 minutėlę. Jau antrą kartą. 2 valandas vykusio reido metu patikrinti 2000 automobilių vairuotojų. Gero kelio laimingai. Gero savaitgalio, viso gero. Ačiū. Tvarka, gero kelio. Laimingai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.